Tai Timonai, tai bent trečias kėlinys. Kas mačiau, labai emocingai reagavai ir po įvarčių, bet papasakok, kas dėjosi pelnant įvarčius tavo galvoje. Na, emocijos tai turbūt iš to kilusios, nes kurį laiką jau gal neįmušiu visą įvarčių ir lyg ir daug progų, bet neišnaudoju, tai šiek tiek buvo sunku psichologiškai ir kad pramušiau tą vieną, man atrodo, ir jau atsidarė tie sulūžo ledai ir galėjau mušti tuos savo 3 įvarčius pagaliau. Ar manai, kad šiandienos pasirodymas patektų į tavo top 3 geriausių pasirodymų? Manau, kažkur arti, 5-tukė tai galėtų būti. Galėtų tikrai būti. O jeigu apie rimtesnius dalykus, kodėl manai, kad taip sunkiai visą laiką ir vakar, ir šiandien pradžia gana sunkiai, bet trečiam kėlinyje atsigauna? Nors, kas manai blogiausia, kas trukdo pradėti nuo pat pradžių stabiliai? Man atrodo, kad mes tiesiog mūsų nusiteikimas, nes žinom, kad galim laimėti ir šiek tiek galvoje galbūt nusprendžiam, kad jau esam laimėję, o iš tikrųjų reikia kovoti, dirbti ir reikia pabaigti tas varžybos. Tai gaunasi, kad mes pradedam tokie jau laimėję, bet galiausiai mes pralaiminėjom ir reikia taip atvytis trečiam kėliny, tai pradedam dirbti tik trečiam. Ir dabar savaitės pertrauka ir kitą savaitgalį net 2 varžybos su Energija. Ką tau reiškia šis toks lietuviškas ledo riturio derbis? Asmeniškai mes su Energija turim daug istorijos ir visą laiką siekiam viens prieš kitą laimėti, tai realiai reikia laimėti ir norim laimėti ir visą laiką pasiruošę žaisti ir eiti rimtą kovą. Ačiū. Prašau, dėkui.